1941 metais buvo priimtas pirmasis Respublikos liaudies ūkio planas. Tarybų valdžia numatė naujas direktyvas plėsti kraštų švietimą, kultūrą, sveikatos apsaugą, socialinį aprūpinimą, žemės ūkį, pramonę, energetiką. Taikų kuriamą į darbą nutraukė karas. Tūkstantis 1944 metais hitlerininkai susprogdino Kauno dizelinę elektrinę. Petrašiūnų šiluminės elektrinės griuvėsiai. Susprogdinta Vilniaus miesto centrinė elektrinė. 44 Liepos 13 išvaduota Tarybų Lietuvos sostinė Vilnius. Rugpjūčio 1 dieną išvaduotas Kaunas. Geležinkelio stotis. Kaune okupantai susprogdina 4 didžiuosius tiltus per Nemuną ir Nerį. Labai didžiulius nuostolius patyrė Lietuvos pramonė. Krašto atstatymo uždavinius svarstė 4 Tarybų Lietuvos aukščiausiosios tarybos sesija. Reikėjo atstatyti 1700 sugriautų pramonės įmonių. Okupantai išvežė ir sugadino 2/3 įrengimų. Buvo sunaikinta bemaž 90% Respublikos energetinių pajėgumų. Numatyta pasitelkti visų rūšių varomąją jėgą, įrengti ir paleisti laikinus pajėgumus. Elektrinių griuvėsių valymas reikalavo daug laiko ir darbo rankų. Petrašiūnų elektrinėje, Vilniaus centrinės elektrinės aikštelėse dirbo miesto įstaigų. Svarbiausias pokario metų uždavinys – atkurti Respublikos energetiką. Elektrinių atstatymas skelbiamas liaudies statybomis. Sparčiai augo, kilo iš griuvėsių Vilniaus centrinės elektrinės sienos. Be pertraukų virė darbas Petrašiūnų šiluminės elektrinės statybose. Nebuvo mechanizmų, trūko įrengimų. Viską lėmė nepaprastai nuoširdus žmonių darbas. Noras kaip galima greičiau atkurti normalų gyvenimą, o laikas skubino. Kilo iš griuvėsių pramonės įmonės. Pirmoji pokario metų Kauno pergalės produkcija. To meto fabrikuose transmisijų pavarą suko lokomobiliai, laikinai įsirengti generatoriai, energetiniai traukiniai. Suskubta paleisti Kauno popieriaus fabriko elektrinę. Pradėjo darbą atstatyti metalo fabriko cechai. Jau sukosi mašinos ir Ramunės konditerijos fabrike. Tačiau visur dar labai trūko elektros energijos. Rugpjūčio mėnesį priimtas pirmasis Tarybų Lietuvos liaudies ūkio atkūrimo ir išvystymo 5-mečio planas. Lietuvos pramonės produkcijos gamyba lyginant su 40 metais
per penkmetį turėjo padidėti 80%. Reikėjo atstatyti ir išplėsti rajoninės ir komunalinės elektrinės, padidinti bendrą elektrinių galią. Mažiausiai buvo nukentėjusi Klaipėdos viešoji elektrinė. Energetikai pastatė laikiną kaminą. Per 9 mėnesius buvo surinktas ir suremontuotas pirmasis turbogeneratorius. 45 spalio 8 jis pradėjo veikti. Klaipėdos elektrinė pajėgė patenkinti visus miesto poreikius. Atgijo ir Klaipėdos uostas. Įrengimai, stakliai, statybinės medžiagos, nenutrūkstanti broliškų respublikų pagalba plaukė į Lietuvą. Kaunas, 46 spalio 13. Atstatytos Petrašiūnų elektrinės paleidimo diena. Pirmąją srovę davė Leningrado elektrosila gamyklos generatorius. Pokario metais iš Petrašiūnų elektrinės buvo nutiesta pirmoji šiluminė linija. Elektrinės garai buvo naudojami popieriaus gamyboje. Vilnius 1946 gruodžio 24 diena. Pirmosios turbinos paleidimo proga energetikus sveikino Antanas Sniečkus, kiti Respublikos vadovai. Paleidus stambes elektrines buvo patenkinti svarbiausi Respublikos poreikiai. Stiprėjanti energetinė bazė stimuliavo spartesnį pramonės augimą. Kiekviena darbo pergalė buvo nepaprasta šventė. Pokario metais Respublikoje buvo sukurtos naujos pramonės šakos. Didžiulis liaudies ūkio laimėjimas, pradėta staklių gamyba. Energetikai atkakliai dirbo, didino elektros gamybos pajėgumus. Petrašiūnų elektrinėje montuojama 4 kartus galingesnė už pirmąją 12 500 kW turbiną. Pokario metais daug dėmesio skiriama vietinio kuro gamybai. Durpės – pigiausias elektrinių kuras. Petrašiūnų elektrinėje kuro transporto cechas. Tai sunkus, mažai mechanizuotas darbo baras. Be paliovos sukasi transporteriai, dunda vagonėliai. Elektrinės katilai nė minutei negalėjo užgesti. Mieste gaudė fabrikai, dirbo ligoninės, įstaigos. Montuojant galingąją turbiną, drauge buvo ruošiamasi paleisti antrąjį katilą.
Bendra Respublikos elektrinių galia 50 metais jau viršijo prieškarinį lygį. Elektros energijos gamyba padidėjo beveik dvigubai. Antrąjį savo dešimtmetį Tarybų Lietuva pasitinka statybų pastoliuose. Sparčiai industrializuojamas Respublikos liaudies ūkis, kuriam kasdien vis daugiau reikia elektros energijos. Naujame pramonės rajone statoma Vilniaus termofikacinė elektrinė. 57-aisiais čia buvo paleistas paskutinis 4. turboagregatas. Elektrinė pasiekė projektinę 48 000 kW galią. Dabar Vilnius galėjo panaudoti elektrą pirmiesiems troleibusams. Pradėta tiekti miestui garas ir šiluma. Intensyviai atstatomas liaudies ūkis, kuriamos naujos pramonės šakos. Uostamiestyje užvirė darbas naujoje laivų statykloje. Šiaurės Lietuvoje iškilo pokario pramonės gigantas Akmenės cemento gamykla. Teko beveik 5 kartus padidinti Rėkyvos elektrinės galią. Toliau intensyviai plečiamos ir kitos elektrinės. Kolūkiniam kaimui taip pat reikėjo elektros. Statomos nedidutės hidroelektrinės. Kur upių nėra, dyzelinės. Tokių elektrinių pastatyta per 2000. Geri kaimynai, Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos kolūkiečiai uždegė bendrą laimės žiburį. 1953-aisiais prie Drūkšio ežero pradeda veikti Tautų draugystės elektrinė. Reikšmingas laikmečio įvykis paleista derivacinė Antalieptės hidroelektrinė. Ši didžiausia Pabaltijyje kaimo hidroelektrinė tiekia energiją visam Zarasų kraštui.